Sveiki visi, ačiū, kad skiriate laiko HR Live. Šiandien vėl turime naujausius duomenis darbo užmokesčio rinkos ir kaip niekada turbūt svarbu vadovautis duomenimis, o ne nuojauta, nes artėja biudžetavimas, pas kažką jau yra įpusėjęs procesas, kai kas dar tik pradeda biudžetuoti. Šiandien turbūt daugiausiai dėmesio skirsime būtent rinkos tendencijom ir ne kiek į praeitį, bet turbūt ir į ateitį. Ir tikrai kviečiu visus būti aktyviais, užduoti klausimus, nes kaip jaučiame, didžiausia nauda ir yra būtent iš jūsų klausimų ir mes pasidalinsim savo įžvalgomis būtent iš jums aktualių sektorių arba konkrečių įmonių. Tai labai trumpai, kas naujai prisijungia apie mus, tai esame Klik autorizuoti partneriai Lietuvoje. Mūsų pagrindinė veikla yra kurti HR-ui, pardavimams, atsargoms, finansams valdyti duomenų analitikos sprendimus. Ir šiandien, aišku, daugiausia laiko skirsime atvirų duomenų įdarbinimui ir būtent jūsų verslo arba jūsų konkurentų, sakykim taip, duomenų analizai būtent per darbo užmokesčio prizmę. Ir kaip įprasta, 10 tūkstančių valandų, kai kažkur praleidi, tai jau gali šiek tiek dalintis vienokiomis kitokiomis patirtimis ir savo įžvalgomis. Mūsų komanda yra praleidus su analitikos projektais jau daugiau kaip 45 tūkstančius projektams yra skirtų valandų ir 100+ klientų. Džiaugiamės, kad auga ir pasitikrinam naujausius duomenis, jau pernai metais turėjo 6,2 milijardo eurų pajamų. Taigi, kuo skiriasi Klikas nuo tradicinės analitikos? Tai akcentas yra, kad visi duomenys tarpusavį yra susiję ir greitis, o laikas yra pinigai, o analitika duoda greitį. Ir be to, kad tradiciškai galite pasižiūrėti vieną ar du kažkokius tai konkurentus, galite tikrai rasti su Kliku netikėtų įžvalgų ir įvairiais kampais pasanalizuoti visą savo sektorių arba savivaldybę. Tai tuo galėsime įsitikinti eidami į atvirus duomenis su Salary Pro. Dar trumpai, kas naujai prisijungia, visgi akcentuojam, kad jeigu nežinote, kaip atrodo jūsų konkurentų atlygis, tai zona aš nežinau. Jeigu jaučiate, kad esat nekonkurencingi, tai irgi dar ne analitiko zona. Jeigu jau pradeda matuoti ir pradeda daryti prielaidas, kad jūs manote, pavyzdžiui, kad dauguma mano, kad atlygis augs nuo 5 iki 10% va šiais metais ir bent jau už 8 mėnesių rezultatai rodo, kad jie yra neteisūs, nes žinojimas už 8 mėnesius yra, kad atlygis augo daugiau kaip 10% ir visą tai galima įsitikinti remiantis duomenimis. Tai čia yra vienas iš jūsų apklausos rezultatų, tai kuo be galo džiaugiamės, kad jau netgi 33% mūsų, bent jau tie, kas mus seka LinkedIn'e, jau analizuoja duomenis su Salary Pro. Tai yra labai labai stipru, nes 33%, kas trečias, sakykim taip, profesionalas jau vadovaujasi ne tik nuojauta, bet ir duomenimis. Aišku, labai svarbu irgi, kad analizuoja rinką ir tie, kurie nesinaudoja dar Salary Pro, tai matosi darbo skelbimus analizuoja 58% respondentų ir nekreipia dėmesio į rinką tik 8%. Tai visgi matome, kad analitika, ką rodo šitie abu atsakymai, kad darbo užmokesčio rinka tikrai verta analizės, tikrai reikia ją stebėti. Klausimas tik tai su kokiais įrankiais ir kokiu greičiu ir kiek tai užima laiko. Tai jeigu žiūrėti jau į 25 metus, vėlgi šiandien paskelbėme naują apklausą ir tikrai yra įdomi jūsų nuomonė, tai kviečiame apklausos arba LinkedIn'e galite šitą apklausą pamatyti, arba gale, kai atsiūsime nuorodas, arba mano kolegė Akvilė pasidalins turbūt nuorodą ir čate, tai jeigu galite, sudalyvaukite iš karto šitoj mini apklausoj, nes tai bus irgi tam tikras indikacija, kaip jūs jaučiate ir koks jūsų, o galbūt nejaučiate, o galbūt naudojate Salary Pro ir matote prognozę savo sektoriaus, kad augs, pavyzdžiui, daugiau negu 10%, o gal netgi dar daugiau, augs daugiau kaip 15%. Tai čia mes kalbam, aišku, apie Lietuvos bendrą reiškiasi, vidutinio darbo užmokesčio tendenciją, bet
jūsų nuomonės tikrai, manau, skirsis. Ir dar kartą visiems, kas naudojasi BI Salary nemokamų aplikaciją, tai primenam, kad yra daugelis dalykų, yra asociatyvinė analitika yra ir duomenų kiekis tikrai yra labai didelis nemokamoje versijoje, bet tie, kurie profesionaliai norit matyti ne tik praeitų naujausius praeitų laikotarpių duomenis, bet ir 12 mėnesių prognozę į priekį, tai kviečiame naudoti Salary Pro ir dalis, kaip matote, jau naudojasi ir žiūri ne tik atgal, bet ir į priekį. Ir dar viena naujiena, tai po mūsų, reiškia, keletos diskusijų detalių su mūsų klientais, visgi pasiūlėm tokį naują produktą, tai yra mokymus, kuriuose kviečiame dalyvauti CFO ir HR-ą. Ir arba nors vieną iš jūsų, bet tema bus kaip HR-ui susikalbėti su finansų vadovu, nes iš ką matome, kas vyksta rinkoje, kad pardavimo apimtys netaip greitai didėja ir pardavimai netaip greitai didėja kaip darbo užmokesčio biudžetai, o kadangi darbo užmokesčio biudžetas sudaro didžiausią dalį visų sąnaudų, tai šitas susikalbėjimas, šitas ryšys bendraujant per KPI-sus HR su finansais, jis yra, nu, turbūt, jeigu turite jau tokį ryšį, tai yra fantastika, bet jeigu dar jo neturite ir sunkiai sekasi susikalbėti, tai tikrai kviečiame į vienos dienos mokymus ir šitų mokymų rezultatas yra, jau vyks kitą savaitę. Šitų mokymų rezultatas yra jūsų konkurentų ir jūsų įmonės palyginimo konkurencingumo ataskaitos detaliai pamėnesiui pagal kvantilės, tai reiškia ne tik teorija 3 valandos, bet ir labai aiškus praktiniai pavyzdžiai, kurios ir ne tik pavyzdžiai, bet konkurencingumo ataskaitos, kurias praleidę vieną dieną su mumis turėsite kaip pagrindą ir galėsite lengvai susikalbėti tiek CFO su HR, tiek HR su CFO. Ir dar viena naujiena, jūsų pageidavimas buvo, kad nenorim mes analizuoti, norim gauti čia ir dabar ataskaitas, tai tiesiog savitarnoj tai galima pasidaryti, bet nuo šiol galima užsisakyti tiesiog taupant savo laiką, galite užsisakyti konkurencingumo ataskaitą ir jeigu nurodysit iki 20 konkurentų, tai galėsite gauti pavyzdį ataskaitos, mes irgi pasidalinsim su jumis, bet realiai ataskaitos rinkinio kaina 150 eurų ir iki 20 konkurentų detaliai pamėnesiui su medianom, kvantilėm, su jūsų tendencijom, kaip jūsų įmonė atrodo, koks įmonės reitingas pagal kvantilės ir prognozė 12 mėnesių į priekį tiek 75 kvantilio, tiek medianos, tiek 25 kvantilio. Tikrai manau, kad galit sutaupyti šitoje vietoje laiko ir pasinaudoti šitą paslaugą lygiai taip pat. Tai ką, keliaujam į demo su atvirais duomenimis ir tikrai dalyvių, matau, jau stipriai pagausėjo, tai einame prie pagrindinių įžvalgų. Tai dabar pirmiausia pasidalinsime bendrom įžvalgom ir kas įvyko per rugpjūčio mėnesį. Tai rugpjūčio mėnesį padidėjo atlygis mažiau negu Liepa 8,42% ir darbo užmokesčio fondas paaugo, vadinkim, tik 8,72%, bet visgi tai yra dar 207 milijonai eurų, kas yra vis tiek labai labai įspūdinga. Ir darbuotojų kiekis šiek tiek leidžiasi taip pat žemyn, lyginant su rugpjūčiu, bet su rugpjūtį su Liepa, bet jis vis dar išlieka rekordinėse aukštumose, arba darbuotojų kiekis yra padidėjęs dar 3,5 tūkstančio, lyginant su pernai metų rugpjūčiu. Kitaip sakant, vis dar darbuotojų kiekis yra absoliučiai rekordinėse aukštumose, darbo užmokestis taip pat yra rekordinėse aukštumose, taip jisai nuo Liepos mėnesio yra sulėtėjęs augimas, čia buvo virš 10%, čia nukrito į 8,42%, o darbo užmokesčio fondas irgi rekordinėse aukštumose 2,59 milijardo eurų per mėnesį, tai yra, vat, kaip ir pokytį analizuojam, 200 milijonų daugiau negu pernai metais. Tai dabar, jeigu dar sugrįžtant greitai prie globalių, reiškia, globalių skaičių, tai nuo šių metų pradžios vidutinis atlygis augo 10,85%, vėlgi vienas mėnuo, tai yra, mes tai vadinam, viena kregždė yra ne pavasaris. Tai vieną mėnesį gali būti 12%, kitą mėnesį 8%, bet vidutiniškai nuo šių metų pradžios per 8 mėnesius atlygis augo
10,85%. Ir čia noriu akcentuoti, kad dauguma, ten berods 80% respondentų buvo neteisūs, nes vadovavosi daugiau nuojauta ir ten, nežinau, skelbimais arba dar kažkuo ir prognozavo, kad augs arba iki 5% arba nuo 5 iki 10%. Ir pakeisti jau šitą tendenciją šiais metais praktiškai yra, nu, praktiškai neįmanoma. Gali būti čia sulėtėti iki 9%, gal iki 10% sulėtės augimas, bet kadangi čia yra 8 mėnesių duomenys jau duoda 10,85% augimą, tai praktiškai greičiausiai jisai išliks apie 10% ir bus metų pabaigai. Kai kalbame apie darbo užmokesčio sumos augimą, jinai augo dar įspūdingiau. Darbo užmokesčio suma paaugo 11,7% lyginant tą patį laikotarpį su pernai metais. Tai reiškia, dalis to atlygio fondo augimo nukeliavo naujiems darbuotojams, nes 0,7% darbuotojų kiekis padidėjo, bet didžioji dalis, 90% viso fondo padidėjimo nukeliavo esamų etatų, sakykime taip, finansavimui. Ir dar tada parodau tik tai per savivaldybės, kad tas atotrukis savivaldybėse jisai yra labai labai didelis. Tai aišku, jeigu čia žiūrime tik globaliai visos Lietuvos mastu, tai ten apie 2000 eurų jisai siekia, arba 1963 eurai vidurkis bet Vilnius yra nutolęs su 2277 eurais ir toliau didėja 10,14%. Kaunas ryškiai vejasi Vilnių ir augimo prasme yra 11,66% ir jau viršijo 2000 eurų. Čia 8 mėnesių akumuliuotas rezultatas. Klaipėdos miestas ir Kauno rajonas taip pat artėja prie to viduriuko, bet šiek tiek algas kelia mažiau. Tas šiek tiek mažiau, tai reiškia 10,11 ir 9,95. Tai matome, kad bent jau didžiosios savivaldybės tikrai yra 10% augimo zonose. Kas labai ypatingai išsiskiria, tai būtent Kaunas, kur jau ženkliai, ar 10% ar 12%, tai yra tikrai jau skirtumas per 8 mėnesius. Ir ką dar galim pamatyti savivaldybių kontekste, tai labai stipriai mažosios savivaldybės, kaip matom, yra 13, 14, 15%. Praktiškai nėra nei vienos savivaldybės, kuri keltų mažiau atlygį negu 8%. Tai reiškia, kad absoliučios sumos yra labai dar skirtingos, bet augimo tempai yra, netgi matosi, kad didžioji dauguma savivaldybių kelia algas daugiau kaip 12, 13, 15%, bet aišku, čia yra bazė ženkliai mažesnė. Ir jeigu grįžtam dabar dar į bendrai, sakykime, pagrindinės veiklas, prieš einant prie jūsų klausimų, tai primenu, kad čiate iš karto galite užduoti klausimus jūsų ar konkurentų pavadinimus nurodykit, arba nurodykit savo dominančius sektorius, bet pažiūrėkime dar, kas vyko su pagrindiniais sektoriais. Tai apdirbamoji gamyba. Apdirbamojo gamyboj matome, kad ta pati tęsiasi tendencija, kažkas naujo nieko nevyko, darbuotojų kiekis mažėja, minus 1500 darbuotojų. Pagrindinis tas mažėjimas yra nulemtas, visi turbūt puikiai žinom, yra baldų gamyboje. Ir vat iš minus ten 400 darbuotojų, tai tas didžiausias kritimas yra būtent šitam sektoriui, bet jau jisai nėra toksai jau didelis, nes jau bazė tiesiog yra sumažėjus pernai metais. Ir kas toliau tęsiasi, akivaizdžiai, tai apdirbamojo gamyboje netgi mažėjant darbuotojų kiekiui, toliau auga atlygis 7,9%. Ir greičiausia mūsų prognozės tą patį rodo, kad galim nukeliauti iš karto globaliai į prognozės, reiškiasi, langą, kad specialistam, tie, kas tikrai yra specialistai, jų atlygis toliau yra ir jau dabar įspūdingas ir toliau augs. Tai atkreipkite dėmesį. Šiuo metu 75 kvantiliai apdirbamojo gamyboje, kurioje čia analizuojam duomenis 5,2 tūkstančio įmonių su 200 tūkstančių darbuotojų. Tai šiuo metu 75 kvantilė, arba kitaip sakant, ketvirtadalis gamybos įmonių darbuotojų arba 50 tūkstančių darbuotojų iš tų 207 tūkstančių jau šiuo metu uždirba 2500 eurų bruto. Ir galbūt matysite šiokį tokį sulėtėjimą, bet iš esmės mūsų prognozės modelis rodo, kad kitų metų, 25 metų, pavyzdžiui, Liepai,
atlygis turėtų siekti apie 2600 eurų, arba tai reiškia, kad nuo dabartinio lygio 2,4, 2,3, 2,5 jisai turėtų paaugti dar apie 200 eurų. Tai vėlgi, jeigu norite iš tikrai geriausių darbuotojų, kurie efektyviausiai dirba, kurių kompetencija aukščiausia, bent jau dabartinis duomenų, dabartiniai duomenys nerodo jokio čia sulėtėjimo, kad jisai būtų labai stiprus, ir tai reiškia, kad jeigu norit išlaikyti geriausius savo specialistus, tikėtina, kad bent 200 eurų, o nuo 2,5 tūkstančio, tai yra 6 ar 7 ar 8 procentai tokį augimą reikėtų planuoti. Dar labiau matosi medianoje, kad mediana praktiškai iš vis, jeigu čia šiek tiek lėtėjimą matome, tai medianoje praktiškai matome, kad iš 2,000 eurų kitų metų, reiškia, Liepai, iš 1,928, iš 1,9, 1,857, vat iš tokių algų turėtų nukeliauti atlygis į 2,100 eurų, arba tai reiškia plus 200 eurų, jeigu žiūrėt nuo šių metų rugpjūčio, ir tai reiškia, kad praktiškai tai yra 10 procentų. Ir jeigu kalbėti apie 25 kvantilę, tai yra ketvirtadalis mažiausiai uždirbančių darbuotojų dabar uždirba 1,4, 1,5, tai kitų metų viduriui prognozė 1,660 arba 1,7, netgi artėja prie 1,7. Tai tokia būtų prognozė bendrai visoje apdirbamojo gamyboje. Bet be abejo, čia tik noriu, kad tikrai tik bendras tendencijas parodau, bet iš esmės reikėtų kalbėti apie labai konkrečius sektorius savivaldybės, kaip pavyzdį. Jeigu paimėm ten kokį nors, nežinau, drabužių siuvimą, gamybą, tai čia iš visiškai kitokie atlyginimai, ir čia net nepanašu į jokius 2200 ar 2500 net nepretenduoja, pavyzdžiui, drabužių siuvimas. Ir aišku, kad jie numažina lygiai taip pat ir tą atlygį, tą vidutinį atlygį. Ir jeigu paimsime, pavyzdžiui, ten kompiuterių programavimas, konsultavimas ir kompiuterių elektroninių berods, tenai to čia surasim kompiuterių ir elektroninių optinių gaminių gamybą. Pavyzdžiui, 146 įmonės Lietuvoje su 8 tūkstančiais darbuotojų. Tai jau šiuo metu šitos įmonės moka 3700 eurų, tam tikras lėtėjimas matosi, svyravimas gali būti labai didelis, bet šiandien dienai šitame sektoriuje ketvirtadalis geriausiai uždirbančių darbuotojų jau dabar uždirba 3,5 tūkstančio ir artėja prie 3,7, 3,8, o kitų metų atlygio prognozė yra 4,000 eurų. Ir 25 kvantilė jau dabar yra 2,000 eurų ir prognozė 2,200, o medianoje dabar uždirba apie 2,500 eurų ir prognozė iki 2,7, 2,8, netgi iki 2,9. Aišku, čia jau mažai įmonių ir jau ta prognozės nuokrypiai didėja, bet iš esmės jūs galite labai gerai pamatyti, naudodamis duomenimis, kaip svarbu pasirinkti tinkamus ir sektorius, konkurentus, ir tas vidurkis yra tikrai netinkamas. Iš visų 200 tūkstančių dirbamojo gamyboje žiūrėti tikrai nerekomenduoju, nes taip labai galite save apgauti, ypač kai kalbate apie absoliutinės reikšmės. Dabar pagrįžtam dar tada prie keletos įžvalgų su kitų sektorium, kuris yra labai didelis antras pagal darbuotojų kiekį, tai yra didmeninė mažmeninė prekyba. Tai didmeninė mažmeninė prekyba šiuo metu dirba 195 tūkstančiai darbuotojų. Kaip matome, atlygis šiek tiek irgi sulėtėjo, plus 7 procentai rugpjūčio mėnesio augimas lyginant su pernai metais, bet augimas vis tiek įspūdingas, plus 22 milijonai, ir yra vis tiek rekordinėse aukštumose. Tai kas akivaizdžiai matosi, kad tikrai ta tendencija tęsiasi ir tikrai tas minus darbuotojų tikrai didės, nes ypač mažmeninė prekyba yra labai neefektyvi dar Lietuvoje. Tai jeigu mes paimame didmeninę prekybą, kaip matome, tai didmeniniai prekyboje atlygis jau siekia 2300 eurų ir 124 eurai augimas, plus 5,7 procento. Vėlgi, šiek tiek matome tam tikrą sulėtėjimą, bet jeigu mes didmenos dabar bendrai visos didmenos, kur dirba 64 tūkstančiai darbuotojų, pažiūrėsime tendencijas, tai mes galim pamatyti, kad šiokį tokį lėtėjimą, nes akivaizdžiai matosi, kad čia buvo greitesnis augimas, čia dabar lėtėja ir sakykime taip, jau bent jau duomenų modelis iš šitų duomenų rodo, kad
atlygio augimas nuo 2800, 2900 pakils iki 3000, 3100, tai yra turbūt čia 5 kokie procentai, bet absoliutinis dydis jau yra, sutikit, ketvirtadalis didmenoj dirbančių darbuotojų jau šiuo metu uždirba 3000 eurų. Ir 5 procentai nuo 3000 eurų tai yra 150 eurų augimas. Kai tuo tarpu ten, jeigu mes dabar paimtume mažmeninę prekybą, pagrįžkim dabar į mažmeninės prekybos tendencijas, tai mažmeniniai prekyboje šiuo metu yra atlygis sąlyginai tikrai labai labai dar žemas, 1571 euras. Ir čia yra šiuo metu augimas 8 procentai, bet mūsų įžvalga, kad čia tikrai atlygis dar tikrai augs tikrai į dideliu tempu arba didesniu tempu netgi negu bendrai visas Lietuvos augimas, mažės darbuotojų kiekis ir toliau didės efektyvumas ir didės, reiškia, sukūriama vertė per darbo valandą ir tikrai atlygis dar kol kas yra atsilieka apie 300-400 eurų nuo viso Lietuvos vidurkio. Tai aišku, visada mažmeninė prekyba yra mažiau apmokamas darbas, bet vejasi jau 4 metai iš eilės ir ką rodo ką rodo iš dabartinių duomenų prognozavimo modelis, kad atlygis, kaip matom, vidurkis toliau augs ir pasieks kitų metų vidurį apie 1700 ir netgi viršys 1700 eurų su 25 kvantilė, jeigu norite žiūrėti pačius mažiausiai apmokamus darbuotojus. Tai sausį, vasarį, kovą visada mažėja atlygiai ir čia yra duobė, sakykim taip, ne sezono, kai mažmeninė prekyba tikrai yra labai stipriai krenta, bet normaliais mėnesiais jau nuo pavasario pradedant, netgi darbuotojai, kurie dirba mažiausiai apmokamą darbą arba mažiausiai, sakykim taip, kompetencijų reikalaujantį darbą, jų lūkestis bus 1200-1300 eurų, o tie darbuotojai, kurie tikrai yra patys kompetentingiausi, tai yra ketvirtadalis iš tų 100 tūkstančių, tai yra 25 tūkstančiai darbuotojų, jau dabar mažmeninė prekyba uždirba arti 2000 eurų ir jų lūkestis tikrai bus ne žemiau kaip 2000 eurų. Gal ten mėnesiais pasviruos, bet rezumuojant, jeigu norite mažmeninėje prekyboje turėti profesionalą, kompetitingą darbuotoją, kuris jums kurtų vertę, ne su rankomis bėgtų, griūtų ir darytų klaidas, bet su galva dirbtų, tai tada greičiausiai turite būti susiprognozavę savo darbo užmokesčio, sakykim taip, biudžetus, kad galėtumėt mokėti bent jau 2000 eurų bruto. Ir jeigu žiūrėti medianoje mažmeninėje prekyboje, tai matome, kad mediana taip pat dabar yra apie 1500 eurų ir tada medianos augimas vėlgi čia apie 10 procentų matosi siekia, nes nuo 1500 nukeliauti iki 1650, tai iš esmės yra dar kol kas tiesinė kreivė aukštyn ir tai reiškia, kad apie 10 procentų mediana taip pat yra tokia, bent jau iš dabartinių duomenų, tokia yra prognozė. Ir paskutinį gal tada greitai parodau tada dar vieną tokį bendrinę įžvalgą, tai yra kaip atrodo transportas ir transporto ir saugojimo. Čia trečias pagal dydį sektorius, 143 tūkstančiai darbuotojų. Matome, kad tendencija tęsiasi jau kokie 4-5 mėnesiai iš eilės, kad šiek tiek darbuotojų kiekis mažėja, bet jis nemažėja taip stipriai, kaip augo, nes anksčiau augo įspūdingų tempų po 10-20 tūkstančių, sakykim taip, nuo prieš tai buvusių metų. Dabar yra sulėtėjimas tam tikras jaučiasi, minus 1,61 procento. Bet atlyginimai ir toliau auga pakankamai dideliu tempu, tai yra 8,6 procento. Tai ten, jeigu mes lyginame su Europos Sąjunga, tai galit pažiūrėti ekonomistų, ten Maurico berods buvo pranešimai išėję, kad Lietuvoje per 5 metus ten, ta prasme, perkamoji galia ženkliai išaugo ir ženkliai yra per 5 metus, analizuojant infliaciją ir darbo užmokesčio augimą, tai Lietuva berods įvertinus ir infliaciją ir darbo užmokesčio augimą, berods yra pirmoje vietoje pas Europoje ir 26 procentais šiandien dienai perkamoji galia yra padidėjus, jaučia įvertinus infliaciją. Tai kviečiu tikrai sekti būtent ekonomistus, pasižiūrėti ir būtent
ir kitų šaltinių, sakykime, planuojant biudžetus. Bet aišku, čia yra grini duomenys, kur jau yra iki įmonės lygmens galite pasižiūrėti. Ir tada, jeigu pažiūrėti prognozę transporto saugojimo, tai tada nukeliaujam į transporto saugojimo bendrai sektorių. Bent jau dabartinis algų augimas arba darbo užmokesčio augimas kol kas nerodo jokio sulėtėjimo. Ir greičiausia, čia priežastis yra paprasta, nes tiesiog atlyginimai yra labai labai maži. 1200 eurų bruto arba 1700 eurų bruto, kadangi šitas atlygis yra ženkliai mažesnis dar negu Lietuvos vidurkis ir aukti ten 10% nuo šitų, reiškia, sumų tikrai yra čia vietos. Aišku, dar kas matosi, kad ketvirtadalis jau yra darbuotojų, kurie atsiprašau, kurie 75 kvantilį yra, jau yra 2000 eurų ir daugiau dabar šiuo metu mokamas atlygis. Ar užaugs iki 2300 eurų? Klausimas, čia jeigu stebėsit ir kiekvieną mėnesį analizuosit tą prognozę, jinai tikslinasi kiekvieną mėnesį, bet iš esmės bent jau dabar iš dabartinių duomenų reikėtų planuoti, kad 75 kvantiliai mokėti 2300 PM eurų nuo kitų metų maždaug tenai pavasario, pat į tokį lygį profesionalam reikėtų tokį biudžetą planuoti. Tai tiek trumpai čia su pagrindiniais sektoriais ir dabar perinam galbūt prie klausimų ir tada bus dar daugiau naudos jums. Tai ar turime klausimų, Akvilė? Taip, turime klausimą, kokios atlygio tendencijos atrankų agentūrose ir kitose HR srities konsultacinėse kompanijose. Ok. Atrankos. Gerai, čia reiktų kokį nors, geriausia, jeigu kokią įmonę nurodytumėt, bet pabandysiu aš surasti pagal veiklos grupę atrankos. Atrakcionai, ne taip. Gerai, pažiūrėsime tada kokią nors agentūrą. Alliance for Recruitment yra tokia, man atrodo. Pažiūrėkim tada Alliance Recruitment, atrandu tokią įmonę. Tai čia yra, pavyzdžiui, tada paimkime, kokias čia yra sektorius įdarbinimo veikla, o ta asociatyvinė analitika, kokiu greičiu man davė. Aš vieną įmonę atsiminiau, kuri užsiema įdarbinimo veikla, viskas, aš jau turiu kiek? 268 įmonės, kuriuose dirba 20 000 darbuotojų. Ir pažiūrėkime dabar šitų įmonių tada tendencijas, kaip jos atrodo tarpusavyje, ne? Tai pirmiausia, pažiūrėkime, čia galbūt užsidėsime stambesnės ir vidutinės įmonės, jų lieka 68, jose dirba 16 000 darbuotojų ir pažiūrėkime pagal įmonę, kaip keičiasi medianos. Tai labai labai netolygi, akivaizdu, kad čia yra labai netolygų. Aišku, čia reikėtų galbūt pasirinkti tam tikras kompanijas, galbūt kurios įdarbina biuro, gal įdarbina darbuotojus ir jos persamdo, tai čia jūs tiesiog susiveskite savo konkurentus, bet jeigu žiūrėti lyderius, tai lyderiai moka nuo 2,5 tūkstančių eurų ir daugiau. Tai va čia yra 1, 2, 3, 4, 5, 6 ir Alliance Recruitment irgi yra čia nais, tai va čia yra 6-8 įmonės, kurios moka daugiau kaip 2000 eurų medianoje. Dauguma įmonių didina atlygį nuo 10 iki 20%, čia akivaizdžiai matosi šita grupė. Paimkim šitą grupę. Čia yra visos įmonės, kurios šiais metais stipriai šovė į viršų. Kodėl? Todėl, kad jų atlygio augimas viršyje 13% ir jos moka jau dabar 1, 4, 5, 6. Bet jos dar, sakykime taip, nėra lyderiai arba pretenduoja tapti lyderiais. Visi, kas moka mažiau negu 1, 2, 7, 2, čia tikrai negali pretenduoti jokius lyderius, čia net nepanašu, bet čia gali būti įmonės, kurios užsiema darbuotojų nuoma, tai čia reikėtų labai labai atsirinkti, kas kokia veikla užsiema. Tai ir jeigu bendrai paėmus, galim pažiūrėti veiklos grupę, įdarbinimo agentūrų veikla, pavyzdžiui, ne? Vien tik tai paėmiau šitą sektorių, tai įdarbinimo agentūros lieka tik 15 įmonių ir jau dabar lyginam tik įdarbinimo agentūras. Tai jeigu žiūrėsim įdarbinimo agentūras, vėlgi, nežinau, kraštutinumus galim pašalinti, sakykime, taip atrodo įdarbinimo agentūrų atlygiai.
Tai ką galime pasakyti, kad yra aiškus trys lyderiai, kurie yra dešiniai pusiai, kurie jau dabar moka medianą daugiau negu ten, sakykime, Malins 3900, yra 4800 ir yra ten 6300 metinis medianų vidurkis. Ir visos kitos įmonės pasiskirsto apie 1600 eurų toj zonoj, bet viena dalis, kuri labai stipriai didina atlygį ir daugiau negu 10%, ir yra įmonės, kurios tiesiog ir moka mažai, ir kelia algas mažai. Tai čia vertinti aš nesiemu, nesu šitos srities ekspertas, bet jūs galite patys savo konkurentus įsivertinti. Ir jeigu dar pažiūrėsime galbūt visas įdarbinimo veiklos tendencijas 68 įmonių, tai tada nukeliavus į prognozę, mes galime matyti, kad šitų 68 įmonių tendencija yra daugiau mažiau auganti visur, išskyrus vat, 25 kvantiliai akivaizdžiai matosi sustojimas. Kodėl, nežinau, galbūt čia yra ten mažiausiai mokamų darbuotojų yra minimalus kažkoks atlyginimas, greičiausiai susijęs su minimumu, pavyzdžiui, 800 eurų. Ir čia bent jau dabar, vat, paskutinius metus jisai yra užstrigęs 800 eurų lygyje, bet vėlgi čia reikėtų turbūt gerai žinoti šitą sektorių, kad duoti gilesnės kažkokias įžvalgas. Profesionalam ketvirtadalį šitų darbuotojų, kurie dirba iš 17 tūkstančių, jau mokama dabar apie 1700 eurų, kas yra akivaizdu, kad tam tikri šuoliai yra. Nežinau, ar tai susijęs su minimalaus atlyginimo kėlimo ar dar kažko, bet labai aiškiai pakyla algos nuo metų pradžios ir tada laikosi. Pakyla ir laikosi, pakyla ir laikosi. Tai reiškia šuoliai. Dirbdama šitam sektoriui labai stebėčiau metų pradžią, nes labai labai akivaizdu, kad su kažkuo tai yra susiję ir labai stiprų šuoliai būna metų pradžioje. Ir kokio dydžio tas šuolis bus, prognozuojama, kad bus nuo 1,6 iki 1,8, bet ar tai bus, labai greitai galėsite įsitikinti ir pamatyti. Tai tiek trumpai apie įdarbinimo sektorių. Ar turim dar klausimų? Taip, turime prašymą panagrinėti finansų sektorių. Gerai, finansų sektorius, tai reiškia, kad tai būtų finansinė ir draudimo veikla. Įmame tada finansinių paslaugų veikla ir čia mes turime 347 įmonės su 18 tūkstančių darbuotojų. Vėlgi turbūt pasirinkam, nežinau, vidutinės stambės, kad būtų čia tokie lyderiai. Tai vat, jeigu aš iš 307 įmonių, kuriuose dirba 18 tūkstančių darbuotojų, kad neužgaišti laiko su smulkiom įmonėm, aš pasirinku vidutinės stambės. Ir iš tų 18 tūkstančių, čia yra 14 400 darbuotojų dirba šitose 34 įmonės. Jos ir užduoda toną, nes čia yra Pareto dėsnis. 80% darbuotojų finansų sektoriui dirba šitose 34 įmonėse. Tai dabar einame į detalų. Pirmiausia, galim globaliai pažiūrėti. Tai finansų sektorius gyvena gerai. Darbuotojų kiekį didina, plus 4%. Algas didina ir didėja atlyginimai iki 3500 eurų. Kai visada mokėjo, visų metų kovo mėnesiais mokėdavo priedus ir šiais metais išmokėjo ir siekia 4,5 tūkstančių eurų atlyginimai vidutiniai, o darbo užmokesčio fondas padidėjo nuo 50 milijonų iki 65, reiškia, premium buvo išmokėta apie 15 milijonų eurų. Vat šitose 34 kompanijose. Nori detaliai, galite žiūrėti detaliai kiekvieno įmonė ir netgi galite suprasti, kas gavo priedus, kas negavo. Dabar darbo užmokesčio fondas siekia 50 milijonų eurų ir jis yra stabilus, kaip matom, paskutinius 5-6 mėnesiai. Dabar pažiūrėkime, nei kažkas čia mažina, nei kažkas didina darbo užmokesčio fondą. Ir dabar pažiūrėkime, kaip atrodo įmonės su mediana nuo metų pradžios, lyginant su pernai metais. Tai dabar bendrai padidėjimas yra tik 5,31 darbuotojų skaičiaus, tačiau darbo užmokesčio padidėjimas medianos yra 10,91%. Ir atkreipiu dėmesį, kad 10,91% tai reiškia, kad čia ne priedai vadovam, ne prezidentui ir ne valdybai. Čia yra mediana, tai yra per vidurį esantis darbuotojas. Tai yra, kitaip sakant, 7200 darbuotojas iš šitų 14 400 pajautė 11% augimą vidutiniškai šiais metais. Dabar fondas padidėjo 16,8%, kitaip sakant, 5% nukeliavo naujų darbuotojų finansavimui, nes darbuotojų kiekis didėja, o 11% nukeliavo esamų etatų atlyginimų augimui. Tai pažiūrėkime, kas dabar atrodo lyderiai šitoj visoj finansų rinkoje.
Tai Revolut Bank, Saldo Bank, OP Corporate Bank, SME Bank, Payray Bank, va čia mažesnieji bankai, matosi, jų atlygis visur čia virš 4000 eurų. Vat išvardinti bankai moka čia 6-7 bankai virš 4000 eurų medianą. Tai reiškia, kad pusė darbuotojų uždirba daugiau negu 4000 eurų bruto. Aišku, jie yra mažesni, burbulo dydis rodo darbuotojų kiekį. Tuo tarpu, jeigu žiūrėtume, pavyzdžiui, Danske bankas su savo 4,5 tūkstančio darbuotojų arba Sebas, čia matau, su 1600 darbuotojų, ne? Arba čia vat Sebas irgi 3100. Tai Sebas galėčiau iš didžiųjų bankų išskirti Sebą, nes tai tikrai yra ženkliai didina daugiau negu rinka, nes jeigu rinka didėjo atlygis 10,9%, tai Sebo atveju atlygis didėjo 15 procentų, 14 procentų, tai yra nu, tikrai stipriai daugiau. Dabar kas atsilieka nuo rinkos, tai Swedbank šiuo atveju atsilieka nuo rinkos medianos prasme plus 8,19 procento ir mediana yra 2196 eurai. Gali būti čia veiklos modelių skirtumai dar, kažkas turi mažmeną, kažkas ten neturi mažmenos, bet čia jau aš nesiemu spręsti, nesu bankų specialistas ir nesu šitoj srity ekspertas joks, bet duomenys rodo, kad Šiaulių bankas ir iš didžiųjų bankų ir Swedbankas su medianom ir su atlygio dydžiu atsilieka gerokai nuo rinkos medianos visų bankų ir labai tikėtina, kad jiems bus vis sunkiau, jeigu išlaikys tokios tendencijos, Paysera, pavyzdžiui, ne, tenai arba Brinks, arba čia Urbo bankas, aišku, Urbo bankas labai stipriai didina 27 procentus, bet čia buvęs, berods medicinos bankas buvęs. Bet padidėjimas yra labai ženklus, bet bazė buvo labai labai žema. Tai didėjimas yra 27 procentai, bet vis dar Urbo bankas nepasiekia netgi visos rinkos medianos. Tai jeigu norite pusė banko sektoriuose iš 14 tūkstančių darbuotojų, pusė darbuotojų uždirba 3000 eurų ir daugiau per mėnesį bruto. Ir jeigu norim pažiūrėti, kaip atrodo bankų visas sektoriaus medianos kvantilės ir prognozė, tai keliaujame reiškia, kokios premijos gali tikėtis 75 kvintiliai dirbantis darbuotojai. 5700 eurų. Ar tai bus? Pamatysim labai greitai, artėja 25 metų kovas, bet iš praeities bent jau 3 paskutinių metų matosi, kad kovo mėnesiais arba ten, kai pavasario mėnesiais buvo mokamos premijos, jos augo ir dabar yra prognozė, kad bus mokamos premijos, jeigu visi rezultatai bus pasiekti, greičiausiai bus tokios premijos. Ko tikisi 75 kvantilės darbuotojai ir ko tikėsis kitų metų vidury, tai 4650 eurų. Šiuo metu jie uždirba apie 4200 eurų, 4100, reiškia apie 500 eurų atlygio augimo, 400-500 eurų atlygio augimas iki kitų metų vidurio, toks yra bent jau duomenų modelis prognozavimo šitų praeities duomenų, taip rodo. Ko gali tikėtis medianoje pusė darbuotojų, čia yra ketvirtadalis geriausiai darbuotojų, to dabar uždirba ir tikisi, čia yra mediana, tai reiškia, kad šiuo metu uždirba 3000 eurų pusė darbuotojų, tačiau tikisi po metų uždirbti 3,3, 3,4, tai vėlgi apie 300 eurų atlygio augimas arba 10 procentų augimas. Ir 25 kvantilyje mes matome, kad čia augimas buvo gan ženklus nuo šių metų pradžios. Vat čia visi metai tęsiasi, tai buvo premijos ir po premijų jau iškart pakilo iki tokio lygio. Čia gal sunkiau daryti įžvalgas, nes čia per mažai gal duomenų, bet tendencija bendra kreivė žiūrint tikrai panašu, kad 2200-2400 tam intervale, netgi 25 kvantilės darbuotojų samdant, jau darbuotojai baigė, nežinau, bakalaurą Vilniaus universitete, tikėsis 2000 eurų bruto uždirbti arba 2 ir 2 metų stažas jau jiems garantuos tokio lygio algą. Aišku, prašyti jie gali ir 4000. Čia aš kalbu, ko gali tikėtis realiai gauti. Nes jau dabar ketvirtadaliui darbuotojų, sakykime, jau dabar mokami tokie atlyginimai. Tai tiek trumpai apie bankų sektorių. Ar turim dar klausimų? Taip, domina logistikos ir sandėliavimo paslaugų sektorius, įmonių ir DAU pokytis per metus bei prognozės. Gerai. Tai čia tada būtų transportas ir saugojimas.
Ir čia yra dar, jeigu galit patikslinkit, nes yra tik, pavyzdžiui, sausumos transporto sandėliavimas. Gal atmetu oro transportą, paštą atmetu ir vandens transportą iš to, ką aš girdau, bet čia yra sandėliavimas transportui būdingų veikla, tai daugiau yra sandėliavimas, o sausumos transportas tai yra daugiau vairuotojų biznis, kaip ten Girtek ar panašiai. Nes sandėliavime transportui būdingų veikla tai yra dirba 1000 įmonių su 34 tūkstančiais darbuotojų, o transporto sektoriui dirba 2700 įmonių su 102 tūkstančiais darbuotojų. Ir jų tendencijos yra labai skirtingos. Tai aš gal kiekvieną atskirai jų parodysiu, nes nenoriu plakti į krūvą. Tai sandėliavimas ir transportui būdingų paslaugų veikla. Tai šitam sektoriui akivaizdžiai yra ženkliai didesni atlyginimai negu vairuotojų atlyginimai. Matome, kad darbuotojų kiekis yra pakankamai stabilus ir netgi jisai lėtėja. Jeigu darbuotojų kiekio, matot, čia yra kreivė praktiškai susikerta. Tai reiškia, 23 metais jinai stipriai augo. Matom, augo. 24 metais turime nuo pavasario prasidėjo šiek tiek mažėjimas. Tai reiškia, čia yra gal ir gera žinia šitam sektoriui, kad lengviau bus susirasti darbuotojų. Nes jeigu apie 1000 darbuotojų šitam sektoriui atsilaisvina, tai jūs galite lengviau jo susirasti ir galbūt jų lūkesčiai nebus tokie stipriai augantis. Dabar, jeigu mes pažiūrėsime iš darbo užmokesčio sumos, vidurkio tendencijos, tai mes matome, kad pernai, kai labai stipriai augo darbuotojų kiekis, matyt, skėdėsi visa rinka su mažesnės kompetencijos darbuotojais ir tas vidurkio atlygis taip stipriai neaugo, bet šiuo metu tie darbuotojai, kurie lieka dirbti šitam sektoriui, jau jie dabar uždirba apie 2200-2160 eurų. Tai reiškia, kad atlygis šitam sektoriui jis yra pradedant nuo 17 metų birželio, kai pradėtas kelti atlygis nuo 1,2, jau dabar pasiekė 2,2 ir tai reiškia, kad plus 1000 eurų jau yra. Tai klausimas, ar jūsų įmonės efektyvumas tokiu tempu paaugo, bet jau dabar ir sandėliavimo įmonės turi matuoti ir per valandą atliktą darbą, ir kokybę turi matuoti, ir pakrautų palečių skaičių, nes mokant sandėliavimo paslaugų ir veikloj po 2000 eurų, jeigu jūsų 10% laiko jūsų darbuotojai nedirba arba dirba neefektyviai, tai įsivaizduokit, kokio lygio jūs čia turite kaštus tada, nes darbuotojų kiekis čia yra 10% darbuotojų, tai yra 3000 darbuotojų, vakar, pavyzdžiui, nieko neveikė, sakykime, neturėjau darbo, no job. Tai pasidauginkim 3000 darbuotojų iš 2000 eurų ir gausim apvalę sumelę. Tai dabar, kalbant apie šito sektoriaus tada prognozes, tai tada keliaujam iš karto į prognozes ir ką mes matome, tai bent jau iš dabartinių duomenų labai dideli čia tokie nuokrypiai matosi, ypač 25 kvantiliai. Matome, kad vyko kažkokie tai nuokrypiai ir čia prognozės tikslumas yra labai labai mažas. Tai reikėtų čia stebėti kiekvieną mėnesį turbūt, kas vyksta, nes gali būti ir staigiai gali kilti ir gali netgi sumažėti. Tai duomenų kiekis čia yra per mažas ir tikimybė, kad čia yra, reiškia, taip atsitiks, rodo, kad yra labai labai dideli nuokrypiai, vadinkim, prognozės. Prognozės tikslumas čia yra labai mažas. Tai reikėtų stebėti turbūt kiekvieną mėnesį ir čia nesimčiau dabar jokių, matant tokį grafiką, nesimčiau daryti jokių įžvalgų. 75 kvantiliai, labai akivaizdu. Jeigu dabar uždirba 2,7, 2,6, tai čia kitiem metam tikėkitės 3000 eurų biudžetuokit ir niekur jūs neprašausit. Čia laiko klausimas, kada visi šitom sektoriui mokės 25% labiausiai kompetitingų žmonių, kitaip sakant, iš 34 000, mediana tai yra 17 000, 17 000 per pusę dar 8,5, tai 25 000 darbuotojų uždirba mažiau negu tiek, bet 8 000 darbuotojų uždirba jau dabar 2,7 ir jų lūkestis kitiem metam yra 3000 eurų. Ir patikėkit manim, šitas sektorius ten tokias gražas turi, kad aš ten 15, 18, 20% nuosavybės graža ir čia tikrai yra iš ko mokėti. Tas, kas dirba efektyviai, čia tikrai ir gali mokėti, ir turi iš ko mokėti. Ir čia yra, čia manau, kad čia nėra klausimo ar, čia klausimas daugiau, kad ar esat jūs pasiruošę, ar jūsų procesai ir analitikos sistemos yra ready,
ar jūs susiskaičiuojate efektyvumą per valandą ir galite labai aiškiai pagrysti, nu, kodėl jūs, ką reikia padaryti savo įmonę, kaip struktūrą reikia paruošti, kad galėtumėt mokėti tokius atlyginimus. Medianoje 2 000 eurų, dabar 2 100 maždaug eurų, dabar va, toks paskutinių 4-5 mėnesių atlygis, bet čia vėlgi aš taip atsargiai vertinčiau, nes čia yra, gal galim paimti dar didesnį gal laikotarpį prognozavimui. Nu, va čia paėmiau, norint turėti didesnį tikslumą, aš iš vis ne 4 metus paėmiau, bet paėmiau dabar jau čia 7 metų duomenis. Tai čia, nu, tikrai, sakyčiau taip, paklaidos labai didelės, bet jeigu prognozuotumėt, jeigu aš būčiau šitam sektoriui dirbčiau, aš 2200 eurų tikrai prognozuočiau, nes ar jie iš karto bus mokami, greičiausiai ne, bet ar pasieks medianoje pusę darbuotojų, ar tikėsis uždirbti 2200 eurų, tikrai taip. Kurį mėnesį? Ok, gali būti bus balandis, gali būti bus tik tai nuo vidurio metų, bet 2200 eurų tai būtų kažkas ta suma, kuri jums leistų jaustis bent jau konkurencingiam bendrai visų konkurentų atžvilgių. Ir jeigu mes paimam dar tada sektorių sausumos transportas, čia dabar pakeičiu, sausumos transportas, tai reiškia visi vairuotojai, visi vilkikų vairuotojai čia yra šitam būtent sausumos transporto kategorijai. Čia galima iš vis paimti, va čia krovininis kelių transportas yra tokia grupė, tai yra 2300 įmonių, 86 000 darbuotojų. Tai čia visiškai vežėjai, pat absoliučiai vežėjai yra krovininis kelių transportas. Ir vėlgi akcentuoju, kad asociatyvinė analitika man leidžia taip greitai analizuoti duomenis, ne? Pasirinkus čia įmonių dydis vidutinė stambi, nu jūs tikrai visi turbūt žinot šitas įmonės, čia 282 įmonės, kurios galiu iš vis stambės įmonės palikti, 63 įmonės. Prašau, čia Hoptransą, Girtransą, Girmetą, čia tikrai visi žino šitos transportininkus ir čia tikrai yra, panagrinėkim šitų 63 įmonių, kuriuose dirba 40 000 darbuotojų darbo užmokesčio tendencijas. Tai akivaizdžiai matosi kad darbuotojų kiekis mažėja ir jeigu ten žiūrėjom kažkur transporte, sandėliavime dar ta kreivė dar tik susilies, tai žiūrint 24 ir 23 metus, akivaizdžiai matosi, kad 23 didėjo, tada stabilizavosi ir jau nebedidėjo, o nuo šių metų pradžios, ypač nuo kovo mėnesio, pradėjo ženkliai leistis darbuotojų kiekis žemyn. Tai čia yra darbuotojų kiekio prasme. Bet ar tai galima pasakyti apie atlygį? Nieko panašaus. Atlygis toliau auga kaip ant mielių ir tai yra vienas didžiausių. Jeigu čia buvo daugiau gal su komandiruotpinigiais susiję 22 metai, kai reikėjo, ten keitėsi metodikos ir ES kažkokie reikalavimai buvo reguliavimai, nežinau, kas ten vyko rinkoje, bet tikrai buvo tokie išskirtiniai metai, tai dabar 24 metais atlygis toliau auga tiem darbuotojams, kurie lieka dirbti kaip ant mielių. Ir jau šiandien dienai 1500 eurų atlygis nieko čia nestebina, tai yra toks vidutinis atlygis bendrai iš 38 000 darbuotojų, galite tikėtis tokio atlygio kaip normos, kaip pirminio lūkesčio. Jeigu nori turėti geriausius darbuotojus, ne, ir kompetitingiausius, tai 75 kvantilėje jau dabar darbuotojai uždirba 1894, reiškia geriausi top 25% geriausių vairuotojų arba vadybininkų šiuo atveju, nes čia ir vadyba papuola, ne, uždirba šitam sektoriui 1900 eurų. Bet aišku, vadyba čia greičiausiai net nepapuola, dėl to, kad jeigu ten įmonėje dirba, nežinau, 1000 vairuotojų, tai vadyba ten tikrai sudarys 100, gali būt 50 vadybininkų, bet tikrai nebus 250 vadybininkų ir 750 vairuotojų. Tai reiškia, kad čia realiai yra, vadinkim taip, gerų vairuotojų atlyginimas 1900 eurų. Vidutinių atlyginimas arba mediana yra 1500, mažiausiai 25% mažiausiai uždirbantys uždirba 1000 eurų, bet vėlgi čia galima labai atsargiai reikėtų vertinti, nes čia galbūt nepilną mėnesį dirbo, gal ten komandiruotas dar kažkas moka, dar kitus dalykus, čia jau aš nesu ekspertas šitos srities, tai jūs geriau žinot savo ir konkurentus ir realiai galit pasimti, sakot, mane domina tik šitos 8 ten įmonės. Ir turite šitų ten ar 15 įmonių tik tai tendencijas. Aišku, mažėjant duomenų kiekiui, mažėja ir prognozės tikslumas. Tai neapsiribokit save labai stipriai, nes tada nuo to nukentės jūsų prognozės tikslumas.
Ar turim dar klausimų? Taip domina IT sektorius. IT sektorius. Gerai. IT sektorius, informacija ir ryšiai. Ir čia mes turime tada, gal paimsim kompiuterių programavimas, konsultavimas. Čia yra va tokia grupė. Tai joje dirba 27 tūkstančiai darbuotojų ir 848 įmonės, kuriuose dirba 4 darbuotojai ir daugiau. Tai atlygis yra rekordinis aukštumose, aplenkia netgi bankus, 4000 eurų vidurkis. Darbuotojų kiekis yra stabilus, nebeauga. Šiek tiek gal vos yra sumažėjęs, bet iš esmės yra stabilus 27 tūkstančiai, 28 tūkstančiai darbuotojų, tiek yra stabiliai turime darbuotojų kiekį šitam sektoriui. Atlygis yra absoliučiai rekordinės aukštumose, bet jisai turi lėtėjimo ženklų. Nes jau čia šiek tiek sulėtėjimas, čia yra šiek tiek sulėtėjimas ir jeigu anksčiau atlygis augo po 400 eurų, vat, pavyzdžiui, va čia 23 metų su 22 metais lyginant, pirmą pusmetį atlygis augo 400-500 eurų per mėnesį, tai dabar tas atlygio sulėtėjimas jau yra, bet supraskit nuo kokio lygio. Plius 5 procentai, bet nuo ko? Nuo 3800 dar 200. Tai čia turbūt aš neatsimenu, bet man atrodo pirmas sektorius apskritai Lietuvoje toksai globalus, kuris vidurkį peržengė 4000 eurų. Ir realiai mes jau mokam, mes irgi darbuojame šitam sektoriui, mes jau mokam pasaulinį arba europinį atlygį. 50 tūkstančių eurų atlygis per metus, tai jau yra, nu, tikrai, tikrai konkuruojam bent jau europinių rytų Europos prasme, čia tikrai yra konkurencija vyksta. Dabar jeigu paimame šitam sektoriui, pažiūrėkim top 25 procentai geriausių, kiek uždirba ir ko nori, tai šiuo metu jau uždirba virš 5000 eurų. Top 25 procentų geriausių darbuotojų IT sektoriui atlygis nei vieną mėnesį per paskutinius čia kokius 10 mėnesių nenusileido žemiau 5000 eurų. Tai jeigu jūs norit paimti darbuotoją, kuris turi 5 metai plus patirtį ar 10 metų plus patirtį, senior yra ar developeris, ar senior analitikas, ar senior programuotojas, tai neturėkite jokių lūkesčių, net nesvajokit ir nerašykit. Kartais aš matau skelbimus. Ieškome senior ten business analyst arba senior developer ieškom, arba data science ieškom, atlygis nuo 3,5 tūkstančio eurų bruto. Tai, nu, nejuokinkit rinkos su tokiais skelbimais ir net nerašykit, nes tai yra, nu, tiesiog, nu, tai aš kai pamatau tokį skelbimą, aš iš karto suprantu, kad personalo vadybininkai naudojasi tik tai greičiausia, tik skaito skelbimus, bet nesinaudoja greičiausia Salary Pro, nes jeigu naudotumėtės, tai, nu, kam skelbti nuo 3,5 senior ar data science, kai yra iš tikrųjų atlygis jau 5000 eurų ir nemažiau. Arba, nu, bent jau reikalavimus tada sumažinkit, kad tik tai 1 metų patirtis ir tada, nu, bent jau kažkas bus realaus. Mediana. Mediana yra 4000 eurų. Tai yra pusė darbuotojų šitam sektoriui šiuo metu uždirba 4000 eurų. Ir ko jie tikėsis, bent jau mūsų prognozė rodo, kad 4,3, 4,4 tai yra bent plus kokie 200-300 eurų tikrai tikėsis atlygio, kas bus ten kokie, nusim taip, 5 procentų augimas čia yra galimas, tikėtinas, nes bazė labai labai aukšta. Ir paskutinis, 25 kvantilis, tai juniorai. Be patirties, 1 metų, 2 metų, 3 metų patirtis, nu, tie, kurie pradedantys yra. Tai vėlgi, kaip matome, čia buvo 23 metais buvo apie 2,6, 2,9 buvo šiais metais ir praktiškai jau 3000 eurų. Tai, nu, čia juniorai būtent ten nuo metų, 2-3 patirtis, nu, su kai kuriuom išimtim iki 5 metų, ne, junioras traktuojamas, priklausomai nuo sudėtingumo kažkokiu taip uždavinių, bet realiai jau dabar 3000 eurų bruto. Ir ko tikėsis juniorai, tai greičiausiai jie tikėsis tikrai 3000 plus, tai yra 3100, 3200 eurų bruto atlygio, bet šiuo atveju jūs turėsite juos tikrai mokinti, tikrai jie darys klaidų, tikrai jų tempas bus mažesnis, nu normalu, kad žmogus su 5 arba 10 metų patirtim tikrai gali turbūt padaryti ir greičiau, ir daugiau, ir jo jau nereikia mokinti, bet tada reikia sumokėti 5000 eurų per mėnesį, o čia užteks 3000, bet tada bus ir greitis, ir kompetencija, ir kokybė greičiausiai kita. Aišku, visada būna išimčių.
Tai priklausomai nuo jūsų strategijos. Tai vadovaukitės duomenimis ir tada bus lengviau priimti jums sprendimus ir suprast, ką ir kiek mokėt. Ir dar tada, nežinau, dar maksimum vieną klausimą, jeigu turime, atsakysiu. Kokios tendencijos top executive roliams bendrai rinkoje? Top executive tai yra vadovams, šitą turime minti, taip? Taip. Tai nėra šitų duomenų, tai atsakymas, jeigu aš dabar bandyčiau jums rodyti va, šitą appsą kažkur tai ir sakyčiau, žiūrėkit, darykit, va čia žiūrėkit, taip, nėra šitų duomenų. Negalima to apie executive vadovus spręsti iš šito appso, nes nėra tokių duomenų. Aš galiu iš ekspertinės patirties jums pasakyti, kad vadovas Skandinavijoje ir normaliai išsivyščiusiose šalyse, ypač Skandinavijoje, uždirba maždaug 2,5-3 kartus daugiau negu įmonės vidurkis. Tai yra normali praktika ir jeigu yra jūsų įmonėje ten, nežinau, 4 000 eurų bruto atlygis, tai vadovas tikrai turėtų uždirbti 10 000 eurų. Jeigu yra atlygis, nežinau, 2 000 eurų, tai vadovo atlyginimas tikrai turėtų būti 5 000 eurų. Tai yra, bet čia yra, klasikinė, kaip sakant, skandinaviška formulė. Dažnai Lietuvos kompanijose būna kitaip, kad vadovas uždirba ir 10 atlyginimų, arba top managemento, sakykime, mane vidurkis siekia ir 10 atlyginimų, bet tai ar tai yra social responsibility ta dalis jau tada kokia, kaip skaidosi, apskritai kaip pelnas su akcininkais dalinamasi, kaip dalinamasi, kiek vadovo mokama. Čia yra, kadangi neskelbia sodra 90 kvantilės ir 95 kvantilės, todėl mes iš šito appso niekada negalėsime, kol neturėsim tokių duomenų, niekada negalėsime daryti įžvalgų apie vadovų atlyginimą. Ką tikrai norėčiau rekomenduoti, tai norėčiau naudotis visais kitais nemokamais appsais, pavyzdžiui, Business Efficiency 23. Tai reiškia, kad efektyvumo appsas jisai parodo vadovams, tai jų sukuriamą vertę. Tai yra pelnas per darbuotoją, pardavimo pajamos per darbuotoją, akcininkų grąža. Pavyzdžiui, jeigu mes čia turim 23 metus ir yra 132 milijardai apyvarta ir 88 milijardai pelnas, ir jeigu yra pelnas darbuotojui 12 000 eurų, ir jeigu yra nuosavybės grąža ir turto grąža 7% turto grąža ir nuosavybės 14%, tai jūs galit, pavyzdžiui, paimam Maksimos visus konkurentus, veiklos grupę, pavyzdžiui, mažmeninė prekyba maistu ir susirandam visus mažmeninės prekybos įmonės, kurios daro 6 milijardus eurų apyvartos. Vat pasiemam 5 didžiausius žaidėjus per asociatyvinę analitiką ir nukeliaujam kur? Nukeliaujam į rodiklių palyginimą. Tai jeigu aš būčiau akcininkas, tai aš tikrai kalbėčiau aš lyginčiau šitų 5 įmonių pelną vienam darbuotojui, aš lyginčiau visų šitų įmonių nuosavybės grąžą, aš lyginčiau, kokį darbo užmokestį mokam ir Lidlo atveju yra ir pardavimo pajamos aukščiausios, ir pelnas aukščiausias, ir pelningumas, ir rinkos dalį paėmė. Tai aš suriščiau personalo vadovas, būdamas arba finansų vadovas, remiantis šitais duomenimis, ne vienu rodikliu, bet keletu, suriščiau per CEO arba visai vadovybei, reiškia, kad būtų ir turto grąža, ir nuosavybės grąža, ir efektyvumas, ir darbo užmokesčio tendencija, ir netgi rinkos paėmimas. Nes jeigu jūs praradinėjat rinką ir mokat mažai ir dirbat neefektyviai, tai kodėl ten vadovui turėtų būti mokama labai labai, sakykime, daug. Ta prasme, tai yra duomenimis galima paremti ir vadovo atlygį. Tiesiog reikia jais mokėti naudotis ir išsirinkti jums tinkamus, reiškia, kriterijus. Tai tada aš norėčiau užbaigti mūsų šios dienos webinarą su labai trumpai dar, kad jeigu norite būti ready, reiškia, ir pasiruošę būti savo įmonės brandos lygį kelti į kitą lygį, tai ar tai būtų pardavimo analitika, ar atsargų analitika, ar finance analitika, ar HR, ar transportai yra sukurti sprendimai, jie yra ready, jūs jais galite pasinaudoti, skaityti galite mūsų klientų patirties istorijas. Ir jeigu norite kažkur tobulintis, tai tikrai turime daugybę kvietimų jums. Tai jeigu norit nemokamai pasinalizuoti ir suprasti, kaip galim mes padėti jūsų įmonėje vystyti jūsų analitiką, tai kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai. Jeigu norite užsisakyti ataskaitą grinai, nenorit gaišti laiko, norit gauti su savo konkurentais palyginimą, kaip atrodo jūsų atlyginimai. Užsisakykit, gausit ataskaitą.
Norit naudotis nemokamai, naudokitės nemokamai. Norit matyti prognozę ar naujausius duomenis, užsisakykit Salary Pro. Jeigu norit tobulėti ir norit visą dieną praleisti ir išeiti su savo konkurentų atlyginimu, palyginimu, pelnas per darbuotoją, efektyvumas, pelno santykis ir suprasti, kaip susikalbėti HR su finansais, jau greitai kitą savaitę yra mokymai, kviečiam registruokitės, sudalyvaukit, tikrai būsite visai kitame lygyje. Taip, Vilniaus universitete aš dėstau 32 valandas, visą tą 32 valandų kursą reikia sudėti į 8 valandas, į 6 valandas. Pabandysim tai padaryti, kadangi esat nenaujokai, tai tikiuosi, kad sugebėsim per tą visą dieną patobulėti ne mažiau negu studentai patobulėja per 32 valandas. Ir kas, jeigu norite išbandyti grinai kliką, tai ClickSense SaaS praktinis užsiėmimas nemokamas pradedantiesiems, lygiai taip pat galite išbandyti. Tai tobulėjimo vietos yra labai daug, turite daug kvietimų, daug galimybių aukti, duomenų kiekiai milžiniški, 7 milijonai duomenų jau sukasi atvirų duomenų BF ir Salary aplikacijoje, tai kviečiam būti ir toliau aktyviais, naudotis, rekomenduoti savo draugam, pažįstamiem ir ką, gero biudžeto suprognozuoti taip, kad nereikėtų jo taisyti 3 kartus per metus. Iki kitų susitikimų.